Medicininiai vaizdai elektroninėje erdvėje. Naudojimo gairės pacientams. Naršyklės adreso lauke suveskite www.esveikata.lt. Prisijungti galite šiais būdais. Mobilusis elektroninis parašas, kriptografinė USB laikmena, lustinė kortelė. Prijungdami asmens tapatybės kortelę prie kompiuterio, kompiuteryje reikalingas skaitytuvas. Elektroninė bankininkystė. Prisijungkite naudodamiesi savo banko elektroninėmis paslaugomis. Taip pat galite prisijungti per e-valdžios portalą www.epaslaugos.lt. Prisijungęs pacientas patenka į pradinį paskyros langą. Norėdamas peržiūrėti diagnostinių tyrimų sąrašą, pacientas turi pasirinkti nuorodą Sveikatos istorija. Atveriamas tyrimų sąrašo langas. Kiekviename įraše pateikiama informacijos santrauka ir susiję dokumentai. Susijusių dokumentų sąraše pateikiami tyrimo aprašymai, kuriuos galima peržiūrėti. Tyrimo peržiūra atveriama vaizdų peržiūros priemonėje. Pacientas, norėdamas peržiūrėti pasirinktą tyrimą, spaudžia mygtuką. Naudotojas atjungiamas nuo sistemos mygtuku Atsijungti, kuris yra darbalaukio juostos dešinėje išskleidžiamame meniu.